but my work had drawn the attention of British naval intelligence. They've been following one of Hitler's protégés sent to Africa, a ruthless advocate of nerve agents in the last war, General Franz Wahlen. Their informant, close to Wahlen, has gone dark, so they want me to investigate. My first port of call is the Gaborone Oasis, an Axis transport hub. Scout teams and commanders pass through here, along with intel. I have the cover of darkness on my side. There's a few officers in the area, so that's where I'll start my search. I can see plenty of elevation around the lake. Perfect to set up my rifle. If Valen's been here, there'll be a trail, and I'll find it. Tai ką, sveiki. Atvykę į antrąjį Sniper Elite epizodą. Nu ir ką, daugiau čia nešnekėjęs, nebus šitą meniu. Tai ką, startuojam į veiksmą. Tai va, pabandysim kažką padaryti šitą misiją. Nu nežinau, gal pasilgėsim, gal trumpesnį, pažiūrėsim kaip čia bus. Tai va, o. Atvažiuoja Hebrantų, atveža. Bet gerai, toks sunkvežimis tik du atveža, tai galėtų jie peškom šiaip eit. Atsirado man kažkodėl ypatingi liochai. Tai va. O, sveikas draugužiai, kaip tu? That's loud enough to cover my rifle fire. Gerai. Ir dabar taip, nu, 3, 2, 1 ir bum, viskas. Ir nebėra draugužių. Čia iš karto įsisaugom, žiūrim, kas čia gero. O, vienas Hebrantas, kitas Hebrantas. Nu va. Galim pasiimti savo snaiperio ir laukti, kol burs garsu. Gerai, šitą ištaškėm. Greitai, lengvai ir paprastai. O, jam turėjo būt smagiai. Tai ką, smagumėlis. Tai ką dabar dar antras tas veikėjas. Kur tas dingo? Ne, nu tai kur tas dabar pabėgo. Nu, čia šitas yra. O kur tas, kur žiūrėjau pirmai? O, toksai. Aha, aš taip ir darysiu. Nu. Gerai, supratom. Tai dabar padarom taip. Susitvarkom va su šitais. Labai šaunu. Jis negyvas. Nu ką padarys toks. Toks gyvenimas, suprantėgi. Aš nesuprantu, kaip tu, pavyzdžiui, kaip jis neatsisuko. Aš galėjau jį pasmaut, bet, kaip sakant, geriau nerizikuosiu. Tai va, važiuojam toliau. Mat, girdžiu, kad čia kažkas švilpauja. Tuo tu prisišvilpausi, žinau. Nes aš esu netoliesi. Da ist er! Eik, namas. Čia nieko. Čia nieko nematė, čia viskas buvo pagal planą. Čia tai buvo suplanuota. Aš jau sakiau, kad tas velnys kažkur turi būti. Bet aš jau nemačiau per žiūrovus. Ai va, kuris ten. Gaila, kad aš jau nemačiau, tai būčiau su sniperiu nudėjęs, būtų viskas gerai, dabar man trukdys. Bet gal ir gerai, tada aš jai taip apėjusiu aplinkui šitą uolą.
Paklema jau tiesiog šorto tą pusę, kur man reikia. Nu ir ką tu ten matai, taigi ten Er nieko, ne? ist hier irgendwo. Nu. Na taip ir būna, kai nesižvalgai į šalis. Reikia jau pažiūrėt. Bet manęs ten jau nesimatė, nu ką padarysi, gerai. Einam į snaiperių šitą bokštelį. Ir pažiūrėsim, kaip tas laikosi. Atsizim. Ta prasme, tu man paaiškini, kodėl tu kortom žaidai? Atsirado, mat. Snaiperis profesionalas su kortom žaidžia, o toksai. Nes tas daug lemia prieš užkluptas, toliau kortom lošia normaliai. Nu ką padarys, visokių ir visokių reikia. Gerai, dabar mes tuo jį čia gerai padraskysim, galėjau tait apie švol, bet gal nereikia, gerai čia reikia įsisaugot, kad kokių nesklandumų neliktų. Nu dabar šitą tikrai nudėsiu. O, sakiau. Kol kas viskas lengvai einasi, bet geriau neprisikalbėt. O, dar. Matau jau iš karto ir dar vienas pažįstamas kolega. Įdomu, ką jis veiks. Nu va. Reikėjo, žinok, pasiruošt mano atėjimui. Bet jeigu tu nepasiruoši, tai nežinai, supranti, nieks nekaltas. Žiūri į ugnį, ugnies nematys. O, čia daug užsikūrė. O! Jau šūviai girdis jau ten. Arba kažkas nušovė, arba kažkas nusišovė. Nu, žiūrėsim, kaip čia bus. Na, lavono, atint kokius kelias lavonus rasite, čiagi karas, čiagi. Įprasta dalyk. Nors palauk sekundėlį. Aš plaut taip galiu eiti, ne? O, labai gerai. Labai gerai, jie gal manęs nematys, man bus paprasčiau. Bet jeigu kokius hebrantus sutiksiu, tai čia bus man ilgai nuveik. Į tą akimirką savo ginkliuką persitaisyt, kad nebūtų daugiau ko nors blogesnio. Tai va tokie reikalai. O! Aš tikiuosi tu viens eini? Ne, nu tai kam čia reikia? Už dviesi. Jūs esat dviesi. Bet jeigu tas manęs nepamatys, būtų labai gerai. O, viskas. Roter Mann! O, tu šūdė. Eik ten toliau. Nu neik čia. Nu šamanė. Nu va, ką padarys. Nereikėjo stuminuot, nereikėjo. O dabar matai, ne tik tavo draugo žuvo, bet ir tu pats žuvai. Atsirado mat. Didvyris gelbėtojas. Sugalvojau, kokį bairį galima padaryti. Padėsim čia prie lavono. Ir jeigu kas bandys bėgt bus... Nu, nepatarčiau jiems bėgt, nu, bet... Jeigu norės, galės padaryti. Dar 3 taikiniai likę. Sniper nestas už 70 metrų. Čia, kai suprantu, daugiau kol kas kaip ir nelabai yra kas, bet... Taip sakant, gerai būtų
paspęs pastus. Dėl viso pikto. Kad mano kokie draugužiai nepraeitų mane sekti, nu bet kas čia žinai. O, aš labai gerų vietoj padėjau. Super. Ne, tiesiog I should place a trap here to cover my back. Ne, tiesiog fantastiškai aš padariau. Bet, taip sakant, ir kaip ir. Ne, nieko nepadarys. Nereikėjo man to padaryti, nu bet nieko, gal. Gal ir nieko. O gal aš vis nekreips dėmesio, kas čia žinai. Er ist verschwunden! O, žiūrėk, ar nekreipia dėmesio, o, šaunuoliai vyrai. Gerai, šaunuoliai, super. Aš jums pritariu. No. O, gerai garsas. Yra. Bet aš kokioj durnoje vietoj padariau tą. Labai kvailai pasielgiau aš. O, dabar šitą nudėsim, gerai. tą taikinį. Aš tikiuosi užmaskau savo garsą. I should relocate. Nu tu šūdė, normaliai. Gerai būtų man dabar pakeist poziciją. Jeigu tai manęs nepradės gaudyt, bus labai. Galvoju viską čia sutvarkysiu, viskas gerai, tas savo pasus padėjau labai gerą vietą, nu bet nieko. Aš grįšiu taip ir tada. Va, žiūrėk ir viskas. Jie manęs nematė, aš jau nemačiau. Nu, ar viskas gerai. Bet jeigu manas pasas pakliūtų, aš visai nesupykčiau. Aš žinau, kad tu čia esi. Da ist er! Aha. Nu va, nespėjai sureaguoti. Nu bet būna viskas, aš suprantu. Reikia viską dabar truputį atsargiau daryti, nes jie gali mane greitai surast. Ai, mane suras bus labai negerai. Bet aš juos pirmas surasiu. Wir sind nicht allein! Kaip tu mane pamatei, plemba, nu? O. Hallo? Alô? Kaip laikaisi? Wenn er hier ist, finden wir ihn. Taigi, ašgi čia. Ką tu nematai manęs? Kaip jūs nematėt? Nu vyrai, kaip jūs galit manęs nepastebėti? Nu, žinok, į sieną žiūrėti nėra pats geriausias variantas. Na, gal visai ir nieko. Tokia nauja architektūra. Nieko, ir dabar paimt tą, ką reikia, ir bus super. Arba ne, nu žiūrėsim, kaip čia bus. Tai va, tokie ir dalykai, ponės ir ponai. Kaik tu namas. Čia dar du tie veikėjai. Nu jos, kam misijom tai nelabai čia man. Ir
pasiseks. Nu nieko. Paliamba, dar ten yra bičas. Aš norėčiau, kad jis manęs kažkaip nepamatytų. Ai, palauk. Įdomu, kaip jis elgsis. Ne, tai supras turi ateiti čia, ne? Aš tikiuosi jis. Taip, reikia atsargiai. Ir nebėra. Štai taip. Būna visko. Aš reikia bus sutaisyti. Bet tai pliam, iš kur ten tos gaujos tik prie. Galvo ten bus viens, nu. Blogiausiu atveju 2, bet ne 3. O, nebėra, super. Viso gero, išėjo pasiplaukiot, draugelis tavo. Könnt ihr was O, erkennen? kas čia buvo? Taigi jis mirė. Ką daryt? Ką dabar darysi? Tu eik žiūrėt savo draugelio. Ne, nu tai aišku. Oi, Seid blemba. vorsichtig! Prašau, eik tu savo. Kaip aš taip sugebėjau. Bet jeigu kol manęs neatrodo, gerai. Feindlicher Schütze hat sich zurückgezogen. Er ist da drüben! Ich sehe ihn! Blemba, nu. Jūs nieko nematėt, čia viskas yra pagal planą. Nu va, super. Vėl toj pačiu vietu, nu bet... Nieko, dabar tikrai nesusivalys. Dabar žiūrėkit. Blemba, Was war? Wir haben ihn in die Enge getrieben! blemba, nu. Kas čia vyksta, aš nesuprantu, kaip man nesiseka gerai. Dabar ramiai susikaupiam. Darom nesąmonių. Nu, dabar reik palauk to. Gerbiamojo kolegos pažįstamo. O, sveikas. Ir nebėra, nu va. Matai, kaip kartais nutinka. Kartais reikia, žinok, už nugaros irgi žiūrėti. Bet ką jau nebūtum spėjęs. Arba spėjęs. Kas čia žino, o dabar bus ten smagioji dalis, dabar manęs laukia. Tikiuosi. Dabar reikia su šitais veikėjais man susitvarkyti. Dabar į vandenį žiūrim, ką vandens nematys. Viskas, nebėra. Mes su geru važiavo atostogų. Nanu? Toter Mann! O, vaikeli, dabar dar vienas tai... Da ist er! Kaip jis mane pastebėjo? Pokalas. Kaip jie mane pastebėjo, atšuos pasivėliau. Vorsicht! Nu nieko. Nieko pasipau. Gerai, dabar paskutinį kartą reikia su to. Gerai, viskas gražiai, be problemų. Aš taip norėjau visą gražiai pasidaryti. Nesigavo, va taip ir būna. Nu tai kaip ant trečio sunkumo lygio žaidžiu, tai gali visko būt. Tas gali būt. Tokių dalykų. Aha, norėtum. Kaip sakoma, nepastebėjai, bet savo gyvybę atidavėjai.
čia padarius, kad jis manęs nepastebėtų. Įdomu, kaip jis eina. Ai, va, kaip jis eina. O, ir viskas. Nebėra dar vieno. Nu, super, čia man visai gerai sekasi. Nu, neskaitant ant tų kelių kartų. Vakas būna, kai nori visą greit pasidaryt. Kartais reikia ir pagalvoti, o nelys taip. Aš dabar prieš taip tiesiai, nes mane mato, aš irgi matau. Tu mane matai. Dabar jau nebematai. O. Tai pasiimti akmenį. Tai yra pats geriausias ginklas. Eik ten žiūrėt, o. Super. Gerai, kad jo dėmesį nukreip. Nes mane praktiškai, nu, jau buvau toksai sunerimas. Nu, savęs, kad jie manęs nepastebėtų taip grinai ir nepraeitų šaudyt. O tada jau viskas bus gerai čia. Be problemų, manau, praėjusiu. Tai va, galim varyti dabar toliau. Bet pala, jeigu dabar aš pradėčiau bėgti, tai manau, nebūtų labai gerai idėja. O. Kągi mes čia turim. Jeigu aš dabar jį prismaugčiau, galbūt visai ar nieko, bet nemanau, kad man čia pavyks. Noriu saugot ir pabandyti. Oi, blembački. Better hide these bodies. Aha, ir kai man dabar siūlai tų paslėpti. Taip, o geriau paslėpti tos kūnus, ne, nu tai logiška. O kai mano širdis dirba. Nieko. Bum. Gerai, viską. Viską čia mes susitvarkė, viskas puiku. Kol kas. O po to pažiūrėsim, kas čia gero ar nelabai bus. Dabar reikia. O, kiek čia visko yra, ne, tai aš pas mane pastebėjau. Aš norėčiau viską padaryti visai kitaip, kad manęs nepastebėtų. Įdomu, kaip jisai, koks jo maršrutas. O, super. Da ist er! Eik, tu savo, kaip aš prašoviau šakis. Ne, manau, ką reikia vėl šitą kūną paslėpti. Atsigulsiu prie savo draugelio, o būsit ne viens, o du. Tai va, kas dėl video, jei kam įdomu, tai nelabai iš galimybių turiu dabar dažnai tos video filmuotai. Būna, kad per mėnesį vieną padarau, ten per 2 mėnesius vieną, nu. Žiūriu kaip galimybės leis. Nes pas mane namiškai čia vis vaikšto visų, nes ten Rainbow Six Siege žaidžia, tai nelabai yra man galimybė filmuoti. Tai va šiandien tokia diena užkliuvo, kaip galiu nufilmuoti ir bandau kažką. Tai matot, kad man puikiai sekasi žaist, nu neskaitant tų 2 kartų, ten ar 3. Ne, šiaip galėčiau tokiais dalykus, kaip žiūronais pradėti naudoti šiaip. Ko tu ten rėkauji? Ne, šiaip tai žinok, su savam kalbėti nelabai gerai, nu, bet jeigu tau ten patinka parėkauti, tai kodėl ne? Ten tų palapinių gaila, kad nepatikrinau ten, ar tos palapinės ten. Bet ten greičiausiai turbūt kažkas bus nusišovę. Taigi ten nieko nėra, kaip tu mane galėjai pastebėti.
Ai. Man, pavyzdžiui, problema yra, kad aš negaliu taip užeit. Nu kas iš to, kad aš dabar čia peisiu. Eik tu sau, man būtų buvę tai gerai. Jeigu manęs nepamatys. Eik tu sau. Better move these dead bodies out of the way. Čia jau tokia rizika buvo. Na bet kita vertus, aš ten šešėlyje buvau, tas manęs būtų ir pastebėjęs šį pagal idėją. O kūnus tai gerai būtų kur paslėpti. Pavyzdžiui, čia šešėlį padėjusiu. Nu, nelabai čia šešėlis, nu bet vis geriau negu nieko. Ai, gali būti, jei čia kažkas eis arba važiuos, tai tie negyvi kūnai. Tai nelabai gerai bus. Kelkis su tik tai. Sakant, reikėjo keltis. Nesikėlė į paskaltus. Nieko nesitavė tuoj. Kur numaišim, kad nieks nepastebėtų. O. Pagulėk čia. Dabar tikrai turėtų. O, dar čia kalba. Paranormalūs reiškiniai vyksta. Apieškosim. Nieko, tai paimsim ir tave. Kartuvą. Nu va. Super. Tai ką jau manau. Užteks jau šito antrojo epizodo, nes misija, kaip matau, tokia, nu, ji nėra nei ilga, nei trumpa, The tokia, searchlight operator needs to go. tokia jau vidutiniška. Tai va, o šią misiją pratęsiu trečiame epizode. Tai ką su jumis aš buvau, Lukvės 3, jiems patiko, paspauskit mygtuką patinka, pakomentuokit, aišku, jei nesunku paspauskit tą prenumeruoti mygtuką, kad mano video išvystumėt patys pirmieji, nu aišku, kaip ir minėjau, prieš tai su tais video planas man truputį sudėtinga, nes ne visada galiu nufilmuoti, ne visada įkelt ir taip visokių problemų yra dėl tų video filmavimo. Tai va, su jumis aš buvau Lukvės 3, kitaip žinomas kaip Amendamaru, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tai ką su jumis aš pasimatysiu kitame epizode. Ate.